Sveiki, šiandien nusprendėme papasakoti apie termostatus ir šiek tiek apie pačią šildymo sistemą. Po neringos postą Instagram'e labai daug klausimų, ką pasirinkom, kodėl ir pabandysim kiek išeis paaiškinti. Patys termostatai, sakyčiau, gal paskutinis elementas. Juos pasirinkom AliExpress, suradę variantus pagal funkcijas labiau, nes tokie termostatai su tokiom funkcijom net nelabai ir turėjo tie brandiniai visokie gamintojai, tai arba jį turėdavo, ten kažkas tik panašaus būdavo, arba koks dizainas nepatikdavo ir kaina beprotiška, ten tarkim net ir apie 200-150 eurų kainuodavo vienas. Šitas berods apie 20 eurai vienas vienetas. Tai pagrindinis, sakyčiau, buvo vienas iš tokių pagrindinių keistesnių gal kriterijų, kad termostatas išsijungtų ir tiesiog atrodo juodas be jokių, arba baltas. Ta prasme, yra du variantai, balti ir juodi, ir pas mumis taip pat pagal jungtukus, rozetės, kai kuriuose kambariuose yra juodi, kai kuriuose balti, tai pagal tai ir termostatai pasirinkti. Tas užgesimas, jis visą laiką prilietus kažkur ten turbūt, bet kurį mygtuką jis užsidega ir keletą, nežinau, apie pusę minutės galbūt pašviečia ir išsijungia. Galima ir visą laiką įjungti, kad šviestų. Rodo dabar esamą temperatūrą ir čia po to, kaip ir visos termostatuose, nustatai kokią nori. Tai čia 21 ar kas pusę laipsnio, bet man atrodo, net ir šitus dalykus galima ten appse nustatyti. Šitas perjungia režimą, ar esi namuose ar ne, tai dabar yra namų režimas, tai dirba pagal nustatytą temperatūrą. Jeigu išvyksti, ko nemanau, kad naudosim, bet gal kažką tai nustato, kad 16 laipsnių palaikytų, toks nežinau, ar naudosim kad nors gyvenime, bet tiesiog yra. Šiaip viskas irgi appse valdosi, ten dar daugiau tų visokių funkcijų, galimybių, garsą išjungti nuo mygtukų paspaudimo galim, tai mes viską tai padarėm minimaliai, kad kuo mažiau veiktų, visokių šalutinių ten garso, lovai, kad nešviestų jisai ir dėl to tokį keistesni gal kriterijai, bet iš tikrųjų, manau, gal ir ne mum vieniem aktualu. Tai šitas kriterijus toks atsirado dėl to, kad neringa nemėgsta visokių šviesyčių, tai net ir televizorius turi LED lemputę, bet televizoriaus nustatymas eina ją išjungti, tai irgi išjungta, nežinau, turbūt ant daugumos televizorių yra tos lemputės, kur visą laiką šviečia ten, bet ant šio įmanoma išjungti, tai čia lygiai tas pats, ta pati problema. Bet to pačiu ir atrodo švariau ir kad tas visą laiką ten šviečia tą temperatūrą, net nežinau, ar tą reikia žinoti visą laiką, kad tą temperatūrą labiau jaustis reikia, jautiesi gerai, komfortabiliai, tai valio, net eini ir pasireguliuoji. Tai šiek tiek noriu papasakoti apie pačią šildymo sistemą, tai pas mumis viskas yra, vienu aukštumame pavyko sutalpinti į vieną kolektorinę spintą. Yra viso 12 šildymo žiedų. Mūsų atveju kambariuose gausi daugiausiai, kad po 2 žiedus valdo vienas termostatas, kurios patalpos apjungtos, kaip pavyzdžiui, tilinė su koridorium, garažas su sandėliuku, svetainiai 2 žiedai. Tai viso reikalingi mums buvo 8 termostatai, kad visą zoną suvaldyti. Tai šičia pats valdymo blokas stovi. Jį suvestinti laidai nuo kiekvieno termostato ir vienas laidas dar visą laiką turi būti į pečių, kad kai, tarkim, nedirba, šiuo atveju mūsų dabar namuose ne vienas termostatas nedirba, pečius tą mato, tas laidas, kur nuvestas į pečių, parodo, kad nebereikalingas šildymas ir tada pilnai atjungia pečių, kad jisai ten kažkokiam mažam rate, tarkim, nesisuktų vanduo be reikalo nešildytų. Sistemai viską pasirinkom 230 voltų, sistema turi visi komponentai sutapti, tai patys termostatai, galvos ir valdiklis. Valdymo galvas pasirinkom Uponor, tiesiog nebuvo labai kažkokios brangios, plus buvau girdėjęs, kad kitų gamintojų ten neidealiai uždaro, atidaro, tai kažkaip viskas tiek kolektorius, tiek galvos Uponor, tai kaip ir vieno gamintojo turi veikti tikrai tobulai. Gal čia ir mitas, nežinau, bet tai pasirinkom, nes ir kaina tikrai nesiskiria labai. Valdiklį Danfoss pasirinkau tiesiog, kad viskas viename tilpo sujungti, tai turėjo 14 gal viso įmanoma galvų pajungti ir 8 termostatus, tai mūsų atveju kaip tik visi termostatai ir dar liko kelios vietos galvom, bet tiesiog optimalus variantas ir labai pigiai gavosi, apie 100 eurų kainavo. Tai šiek tiek pabandysiu parodyti, kas kaip pajungta. Taip, tai apačioj 2 laidai, kurie keliauja į pečių, nesvarbu kuris, ta prasme, jie veikia kaip jungtukas, tai tada šita visa eilė, kur rudi mėlyni, tai yra termostatų galvos sujungtos. Svarbu nesumaišyti, kuris termostatas prie kurio
žiedo jungiasi, nes sumaišius gaus, kad tarkim reguliuos svetainę, šildysi garažą, tai nelabai variantas. Nuo pat pradžių buvom pasidarę projektuką šildymo, tai labai lengvas projektų atsekti, bet į to nepadaryti, tai tiesiog būtinai ant vamzdžių susirašyti kažkokius lipdukus ar ten markerių užsirašyti, kas yra kas, kad lengva būtų atsekti. Patys termostatai jungiasi šito eilėje, čia dabar tik labai daug klaidų vieną ant kitų. Pats apatinis kontaktas eina maitinimas, tada antras, tai aš apjungiau 2 laidus į vieną, nes termostatė atskirai jungiasi 0 ir pačio to valdymo nulinis kontaktas. Tai termostatom ką... Nežinau, šiaip buvau prasirajęs 4 laidus, šiaip užtektų ir 3 iš bėdos, tai reiktų termostatę maitinimo ir valdymo 0 sujungti krūvą. Aš tą padariau čia, tai visus 4 iš esmės laidus panaudojau, bet įmanoma įsisukti būtų ir su 3. Pas mumis Daikin pečius, tai Daikin pečiai jungiasi prie 30 ir 35 kontaktų, dabar čia nenoriu ardyti, nes čia nemažai reikia nuardyti, reikia nuimti šitą pagrindinę ekraną ir dar ten tokią skardą. Ir po to pačiam pečiui reikia nustatyti valdymą external thermostat, kad būtų valdoma ne pagal lauko kreivę ir ne pagal Daikin termostatą. Man atrodo, 3 variantai yra. Gal dar kažkokio nežinau, bet liktais, kiek atsimenu, iš meniu buvo 3 pasirinkimai. Nustačius external termostatą, jeigu nevaldo šaldymo, tai reikia pasirinkti pirmą variantą, kad su vienas kontaktas pajungtas. Jei valdyti šaldymą, ką irgi galvom, gal pabandysiu su šitais termostatais, turėtų būti įmanoma, nes jų eina NC į NO kontaktą programiškai sukeis, kad tas pats kontaktas apsiverstų, kada atidaryta, kada uždaryta. Tai pabandysiu, kaip čia veikia, ar pavyks, bet šituo atveju irgi neturėtų reikti nieko čia papildomai pečių jungti. Tai tiek trumpai apie mūsų šildymo sistemos valdymą. Nepamirškite mūsų sekti Instagram ir YouTube. Iki kito karto.